Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien pritarėme pasiūlymams dėl rezoliucijos Judus jaunimas Europos švietimo ir mokymų sistemo tobulinimo pagrindas. Kadangi šioje rezoliucijoje yra pateikiamos aiškios rekomendacijos bei išgrynintos esminės kryptis, kuriomis galėtų ir turėtų vadovautis ES šalys siekdamos švietimo ir mokymų sistemų tobulinimo. Visgi norėčiau išskirti keletą aspektų. Pirmiausia, vertinant tai, kad iniciatyva Judus jaunimas siekiama strategijoje Europa 2020 nustatyto pagrindinio tikslo iki 20 metų sumažinti mokyklos nebaigiančių asmenų dalį nuo 15 iki 10%, pasigendu priemonių rekomendacijų, kurios būtų orientuotos į mokytojų kompetencijos, kvalifikacijos ar profesijos prestižo kėlimą. Turime aiškiai įsivardinti, kad mokytojo profesija yra didžiausia visuomeniai pridėtinę vertę kurianti profesija, bei siekti užtikrinti, kad Europos šalių mokytojai būtų geriausi. Labai sveikinu dokumente išsakytą raginimą komisijai pateikti visą apimančią strategiją skirtą skatinti neformalųjį švietimą. Ir raginčiau esminę šio dokumento rekomendacijas tiesiogiai susijęti su daugiamatė finansinė perspektyva. Ačiū. Frau Präsidentin, heute ist hier der Bundesvorstand der Sudetendeutschen Landsmannschaft einschließlich der Sudetendeutschen Jugend und sie treiben energisch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit der tschechischen Jugend voran. Und hier möchte ich wirklich sagen, ist der Bericht von unschätzbarer Bedeutung, weil er 3 Punkte umfasst. Die Vernetzung der Universitäten.